Žinot, labai sunku yra kažką papasakoti apie tos fanus. Jie visi vienodi. Ypač kai ten būdavo ant Fiato ar ant Citroeno. Nu, realiai. Bet dabar mes turim Mano. Čia iš tikrųjų yra Volkswagenas, bet su Mano ženkliuku. Ir čia jau visai kitas konceptas. Ir mums gamyklai pasakojo, kad čia dabar naujieji ir jie realiai yra šiandieną maždaug 10 000 eurų brangesni negu Citroenai ir Fiatai. Tai jisai yra brangesnis iš tikrųjų. Mes turim juodą markizę, langus, tokius mažesnius, ilgesnius. Jis yra 6,8 metrų ilgio, bet jis yra siauresnis. Vienas iš dalykų yra labai didelė lova. Aš kaip 1,93 m, aš galiu miegoti taip, nes ta pusė yra truputėlį ilgesnė už šitą pusę. Tai aš galiu puikiai taip miegoti, kaip labai reta kojos nekama. Čia užsiverčia, bet kurioje padėtyje jūs galite miegoti. Aš užverčiu todėl, kad čia suvažiuotų į toliau viršų. Lovų išplatinimu metu automatiškai patys suvažiuoja. Na ir turim labai didelį garažą. Man iškart žmona sakė, kokie čia gražūs baldai. Ta motociklą įsivarysi, su tais kabliais pritvirtinsi, vis tiek vienaip ir kitaip nusidaužys. Iškart mum atėjo kolega, sako, žiūrėkit, čia yra apsaugos, kad nenusibrozintų šitie baldai. Čia mes turime lauko dušą. Čia yra lauko dušas, šiltas šaltas vanduo, jungti išjungti pompą. Toliau čia mes turime vieną spintelę. Čia turime antrą, čia kažkas, čia yra šitie užklotai sudėti, bet čia galima ir dujų balioną dėti mažiuką. Tiesa, šičia šildymas yra dizelinis, dėl to turėkit minty, kad dujų reikės labai mažai. Mes, pavyzdžiui, dabar daugiau kaip mėnesį keliaujam su kemperiu, tik tai šiandieną baigiam naudoti vieną dujų balioną. Bet mes šildėmės, o čia yra dizelinis šildymas, tai jūs dujas naudosite tik tais valgio gamybai. Turime pasidėti daiktams šičia gražiai ir čia dar turime dar vieną spintelę, kur čia mes jau turime prabangesnius ličio akumuliatorius. Kad jūs suprasimėt, kuo skiriasi ličio akumuliatorius nuo gilaus iškrovimo akumuliatorius, ličio akumuliatorius turi apie 2-3 kartus daugiau dirbamosios galios negu agaminis akumuliatorius. Tiesiog, kad jūs suprasimėt. Ir šitas akumuliatorius atsiuoja 2-3 įprastus akumuliatorius. Aišku, kaina irgi 2-3 kartus brangiau. Toliau mes turime šiukšlinę ir mes turime čia vandens baką. Ir mes čia dar turime skyrius. Čia mes turime skyrių pasidėti daiktams. Čia mes irgi daiktams turim pasidėti pakankamai gilus. Ir čia mes turime, man atrodo, technikos skyrių. Čia dar mes galim pasidėti įvairiausius įrankius, ar, ko jau reikia ir šitoj pusėje. Ir dar kolegas. Pažiūrėkit, prašau, Adrija, apie ką viską daro. Matai, čia visur LED juostas sudėtas. Negi po lovą yra LED juosta įdėta. Tikrai prabangus namas. Ir kad nenutiktų nelaimė, kai važiuojat, pavyzdžiui, čia vežatės slidės ar kažką, jeigu labai greit stabdot, tai yra čia sulaikymo tinklelis. Pasikėlėt lovą, tam, kad įlipt lovą yra dar ir kopėčios. Dabar ten nauja USB, kai atrado iš karto ir Adrija turi tos naujosios USB, tai čia mes turime irgi naujus USB sudėtus. Man įdomu labai, kiek mano yra resursas, jeigu galit, kas susidūrė su tokiam transporto priemonėm, parašykit, kiek kilometrų jie tarnauja. Galim pasėti įvairiausius daiktus. Duryse yra įvairiausios nišos daiktam, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. O čia mes turime dujų jungti. Tai jeigu mes norim kažką pasigrilinti, tai mes galim čia prisijungti dujas ir galim grilinti. Adrija sukūrė tokį labai įdomų dalyką iš tikrųjų. Pirmas tinklelis yra nuo uodų, galite susiviniuoti ir prisisekti. Prisekti arba iš vis jį galima nusimti. Toliau labai yra gerai, jeigu yra, pavyzdžiui, žiema, nes jeigu jūs atidarysit duris ir čia bus taip atidaryta, tai realiai šaltis iškart pateks į vidų. O čia šiuo atveju tai jūs apsisaugot save nuo šalčių. Arba kitas žmogus miega, nenori, kad rodytųsi, tai jūs galite šitai padaryti ir tikrai jūs prieisit prie viso bagažo skyriaus. Arba, jeigu ateina tas laikas, kai yra labai daug uodų, jūs galite imti šitą skyrių ir turėti tikrai nuo uodų tą sietelę, todėl kad uodai nepaitų, o kas gulės šičia, turės puikų vaizdą jūrą, marias, kaitus, nežinau, beleką. Dar vienas dalykas, kas yra labai įdomu, ką Adrija dar sukūrė, jinai sukūrė tokius krepšius. Susidėti daiktams, nes pamatė, kad čia yra daugiau vietos, tai čia jūs tikrai galite susidėti daug daiktų. Čia, nu tikrai, bet įdomiausia yra tame, kad jūs galite paimti, nuimti, užsidaryti, na ir parsinešti namo, ar čia galėtų būti nešvarūs drabužiai, susitvarkyti vėl pereiti ir gražinti. Lygiai taip pat yra ir šitoj pusė. Ir žinot, čia yra magnetai pasirodo. Taip, čia magnetas, prisisegė. Lova gali būti ir stacionari, nekilnojama, tai jinai būtų va tokia, tai lygiai tas pats. Tai va, tai čia lygiai toks pat kemperis. Aišku, tinkleliai. Ir čia dabar yra tas naujasis dizainas, kur dabar yra trendas tamsus su šviesu, su šviesa mediena.
Čia turime viryklę, praustuvą. Čia dar turim. Spaudžiam čia. Ir čia dar, jeigu reikia daugiau vietos. Ir čia turime tada daugiau vietos. Čia jau kaip mums, kokie mūsų poreikiai. Reikia ar nereikia. Dar didžiulė spinta čia. Aš pamėginsiu dabar atidaryti visus stalčius. Ir suprastumėm, kiek čia mes turim vietos. Beje, stalčiuose yra ta paminkštinta medžiaga, kur neslidinėja daiktai ir važiuojant nevašką. Ir visi iškloti tai čia, čia ir čia, čia. Ir žiūrėkit, ką dar turim. Čia pipiram. Mes galime išsinešti lauką. Ir nu jau tam pasikrapti. Arba galim susidėti čia. Minusas yra tame, kad manas yra siauresnis ir pagal homologaciją praėjimas turi būti 45 cm. Bet čia yra lygiai 45 cm. Jis yra siauresnis negu, pavyzdžiui, pas Fiatą, bet čia lygiai tas pats būtų pas Mersa, lygiai toks pat praėjimas. Tai turėkit minti, kad čia jis yra siauresnis. Šaldytuvas, kad nereikėtų dujų, jis yra kompresorinis. Čia galima susidėti daug labai daiktų. Čia daiktų, žemas, maisto. Čia ir dar čia šaldoma kamera. Čia mes turime dar stalčių. Labai įdomus yra dušas. Čia mes turim tualetą, čia turim krauklę. Ir dabar, jeigu mes norim praustis, mes darom tokį dalyką. Ir turim dušą. Turim pasidžiauti kažkokius tai daiktus. Dar turim kosmetikai pasidėti. Ir jeigu reikia, pavyzdžiui, kažką iš lauko, tai mes dar čia turim ir langą. Visą tai užsidaro. Ir žiūrėk, 1, 3. Aš šiandien kartą galvojau, kaip padaryti, kad mano daiktai būtų mano, ne žmonos, tai galvoju, reikia skirti 2 arba 3 savo pasidėti visus mano daiktus ir žmonai čia visus daiktus. Bet galutinėme etape gavosi, kad iš 3 bet turiu 2, o žmonai iš 3 turi 4 lentynas. Nu, yra kaip jau. Iš tikrųjų, tai labai fainai, kad lova labai didelė. Ir aš puikiai telpu. Pagaliau. Turim čia USB, turim apšvietimą ir labai daug vietos. Tikrai, čia triese galima gauti. Čiužinys labai geras. Dar vienas iš dalykų, ką aš sugalvoju, jeigu parėjot su batais, tai jūs galite čia batus pasislinkti ir čia yra tikrai, nežinau, kokiam 4 batam vietos. Ir niekad nebuvo čia tiek daug galimybės pasidėti batams. Nes mes čia turim ant nusiėmimą, tai va čia dar turim. Tai mes tikrai turim daug vietos pasidėti daiktams, batams. Mes iš tikrųjų čia vežiojame vandenį. Čia turime santechnikos. Aišku, dabar stalas. Jūs galite čia įsidėti ir čia naudoti kaip darbo vietą, tikrai labai bus patogi darbo vieta. Čia pasidėti, nežinau, kompiuterį, dar kažką, kad taip pasistatyti, kai važiuojat. Atrodo čia mažos spintelės, iš tikrųjų atrodo mažos, bet jos yra labai gilios. Tikrai atrodo mažos, bet tikrai jos labai didelis yra. Čia yra, skaitosi, jis yra 4 vietų, bet miegoti ten galima triesi. Čia yra kol kas realiai 2-3 kemperis. Tai čia biškai toks judesėlis. Bet ar gali būti kitaip, manau, kad negali. Čia mes galime nuleisti lovą, kur mes rodžiau, kur nusileidžia. Čia mes matom, kad kraunasi, čia matom, kad nėra vandens, nėra nuotekų, išjungtas vandens siurbliukas, išjungtas lauko apšvietimas, pajungta elektra, lauke 27 šilumos, viduj 25 ir čia mes turime šildytuvą, kur mes galime nusireguliuoti šilumą, kiek mes norim. Pabrėšiu, kad čia mes turime dizelinį šildymą. Turime dizelinį. Čia yra Adriamachas sudėtas, tam, kad jūs per telefoną galėtumėte matyti, kaip jūsų kemperis gyvena. Labai svarbu yra kemperio irgi saugumas. Tai čia mes turim padarę tokį jungiklį, kur galima atjungti akumuliatorių. Nes čia yra 2 akumuliatorių, tai yra vienas gyvenamosios dalies, kitas variklio. Tai čia būtų galima atjungti akumuliatorius. Dėl variklio aš prisimenu, kad čia yra 2 varikliai, galime 140 meklio galių, tai aš buvau paminėti 107 ar 108 meklio galių. Tai čia aš biškelį galiu klysti. Jeigu galite komentaruose parašykit, gerai? Tai čia mes turim dar 2 tos mikro USB, visas valdymas. Vairas labai mažas, pasidėti gėrimams 1 vieta, 2 vieta, čia dokumentam įvairiausiam, viskam, čia labai daug vietos. Ir labai fainai yra, kad čia yra priekinis toksai langas. Jisai labai gražus ir labai daug šviesos duoda, nes paprastai kemperise labai trūksta šviesos. Bet jeigu čia pažiūrėsit, pavyzdžiui, matys, kad 1, 2, 3, 3 liukai ir jie visi yra labai dideli. Matot, dėl to šitas kemperis bus labai šviesus ir labai jam tinka tokios tamsesnės spalvos viduj. Tai, dizainas tai
nežinau, norit tikėkit, norit ne, bet aš gražesnio dizaino tai nesu matęs. Visi realiai lygiuosi adres dizainą. Automatinė pavarų dėžė, kas yra labai svarbu. Fiatas susidūrė su problemom dėl automatinių pavarų dėžių, tai realiai Fiato automatų nebus, Detflexas jau nebegamina su Fiatu. Ir tai vienas automatų nėra. Realiai jūs galite rinktis arba Volkswagenas automatas, arba Fordas automatas, arba Mersas automatas. Tai ką, ačiū. Jeigu patiko, darykit taip, nepatiko irgi taip darykit ir užduokit klausimus. Kažkaip norisi kažką atsakyti. Iki.